Pam. Na ką, sveiki, šiandien kepam pirmą blyną ir tikiuosi, kad jis nebus labai prikepęs. Tai pabandžiau sukurti keletą trumpos formos video, kuriuos galite rasti Instagrame. Jie yra daugiau tokie edukacinio tipo, tačiau pastaruoju metu kažkaip kilo vis daugiau minčių kurti ilgos formos turinį. Tai testavau įvairius skirtingus formatus, norėjau parodyti šiek tiek užkulsius iš filmavimo aikštelės, iš bendravimo su klientais ir panašiai, tačiau man kažkaip iki galo tas variantas neprilipo, tai tokia mintis, kad filmuoti savaitinius vlogelius šiuo atveju dar ne visai įmanomi. Tačiau po paskutinio savo video nusprendžiau, jog būtų visai nebloga idėja parodyti jums gyvenimą čia Birštone. Kaip čionais mums sekasi, ką mes čia veikiame, papasakoti šiek tiek, ko tikėjomės ir ką iš tikrųjų radome ir panašiai. Tai šiandien kipsime į darbus ir nežinau, tikiuosi, kad šitas video patiks ir jeigu kils kažkokių minčių ar idėjų, drąsiai siūlykite, vėliau galbūt papasakosiu ir apskritai, koks šitas konceptas ir ką juo noriu pasiekti. Na ką, griebiam šitą velnių ir lėksim. Ir aišku, dar pasigražinam 2016 metus. Negaliu naudoti riedlentės, nes nedažiauriai pyksta. Ir dėdukas čia, ir Patricija čia atėjo. Pabūdė. Gali, duosim darbo, žinai. Tiesiog dvi, supjausiu su vienu mostu. Dvi lentutės tau galėjai įtraukti. Dar reikia čia galvoti, kaip nešti, kad tavo kameros nešti. Tai aš laikau, nes jaudinu. Baigęs kelionį. Šalpa pasidarė. Vytautą iškeitė per kūną. Tos šūdais niukina. Ne šūdais, bet tik mėšlos. Tai ir aš ruošiu. Dabar, kai mūsų nefilmuota, kiekvieną pagaunam. Dabar šitą reik mesti ir pažiūrėti, jį pataikys. Čia geras žaidimas. Tai jau galvau tiesiai pagaučiai gausi.
Kažkur džiuginėlas. Oina. Neina. Filmuok kamerą. Pala. Nice. Very nice. Kai tada Adė per koncertą, kai fotkinai, tu mane visas pozas. Kur tai, ne? Namo. Iš čia, kaip gatvelės palydžiu. Nida. Fuck off. Davai. Egia. Pabuvom sporto salėj. Dabar varom namulio. Oi, čia geri keliai. Į muzikalkę šitais keliais. Pirdint baisolidžiai. Kažkaip su šortais ne kažką. Šortavykais. Gan sporto salė ir neblogai, bet ne dabar jau. Nu dabar viskas. Svarbiausia nesusirgt. Oi, kažkas užbuodžio, 6 dienų naujo.